Sveiki, gyvi bičiuliai! Šiandieną sveikinu su jumis iš vieno mažo miestelio esančio Ukmergės rajone. Ir čia atvažiavau, kadangi radau apleistą mokyklą, apleistą buvusią proftechninę mokyklą, apleistus bendrabučius ir dar daugiau pastatų. Vaikščiosiu su šalmu ir su liemenė, kadangi tai yra miestelio centras ir tikrai nemažai žmonių vaikšto aplinkui. Tai kad daugiau atkreipčiau į save dėmesį, bet mažiau sukelčiau klausimų, vaikščiosim šiandieną ir eksplorinsim taip. Tai apeisim keletą pastatų, pasižiūrėsim gal ką pavyks rasti dar išlikusio. Tenai pastačiuks. Ir pasačiuks, ir pastačiuks. Viskas aišku seniai apgriuvę, apleista. Įeisim dabar į vidų, pasižiūrėsim. Nekreipti dėmesio į B6 Passatą. Nerasit nesupuvusių Lietuvoj Passatų. Labą dieną. Sveiki, draugai. Opa. Pasižiūrėkit, kiek barachlo. Šikinikai. Kiti šikinikai. Tai mažo miestelio buvusi proftechninė mokykla, šiaip mokykla. Dabar žemėlapiai. Atsiprašau, kad aš taip nepagarbiai. Opa. Buvusi aktų salė. Vau. Čia tai atradimas. Čia labai šalta yra. Čia tiek daug drėgmės visur. Taip šalta. Rankos šala. Valgykla. Eisim į valgyklą vėliau, užeinam dabar tenai, pasižiūrėsim. Sodininkystės, daržininkystės kabinetas. Sveikučiai. Paprastasis pankolis. Salierai. Maironas. Čebrelis. Salierai. Baltoji garstyčia. Čia neaišku kas, bet čia taip duobė užplombuota. Vau. Nu, čia dar yra visai išlikusių įdomių dalykų, daržininkystė, sodininkystė. Žiūrėkit, nepropakuotas hot pepperis. Vau. Petražolės. Žiūrėkit, morkų sėklos. Geras. 1998. Agrofirma, Sėklos smėlio gatvė, Vilnius. Vau. Lęšiukų sėklos. Geras. Tenai va priešais dar vienas apleistas, ten bendrabutis buvo, kaip supratau, tenai gyvendavo chebrytė, kuri čia mokėsi. Tenai pasižiūrėkite ežeras. Pačioj fainiausiai vietoj toks apleistas pastatas. Su dar išlikusiais kažkokiais tai rusiškais vadovėliais. Čia mikroskopas buvo. Beretė. Šiaip tai tiesą pasakius,
Tiesą pasakius, čia dar visai viskas neblogai yra išsilaikę, nes ne viską metalistai išvogė. Keista, neįprasta, bet o, dar žiūrėkit likę. Va. Gut valgyklėlė. Buvusi valgykla. Kaip viskas užaugę per langą. Džiunglės. Varom į antrą aukštą. Vėl rusiškai. Aš nesuprantu, kodėl tiek rusiškos informacijos. O, sveiki. Vienas rusiškai A, kitas lietuviškai Lietuvos. TSR gyvūnų žemėlapis. TSR. Nežinau, kas ten buvo per garsas. Bet wow. Žiūrėkit. Pamena toks reikalas. Flopikai. Tai čia dar išlikusi nemažai daiktų. Pačių įvairiausių. Trinktelėjo tenai durim kažkas tai. Nežinau, ar aš ne vienas pastate, ar tiesiog nuo vėjo. Gal nuo vėjo. Žiūrėkit, kiek tenai visko. Tenai. O čia įdomus reikalas. Žiūrėkit. Okei. Patronen 120 mm. Wow. Ką čia įdomu šitas reikalas čia veikia? Kažkas atnešė matyt. Manau, kad čia originaliai buvo šitų reikalų. Žiūrėkit, kiek čia išlikusių dalykų dar. Kino juostos. Žiūrėkit, chebra. Wow. Tiesiog va, kino juostos. Tenai kiek jau. Viskas tiesiog palikta. Fuck. Oh, gerai, kad su šalmu. Būčiau pystelėjęs gerai. Wow, kas čia per daiktai, tokie aš kai kurių net nesu matęs. Herbicidai. Žiūrėkit, kiek čia dar visko išlikusio yra. Mineralai, akmenys kažkokie tai. Kolbelės apsudėta dar. Čia. Aš net nežinau, kas čia per įranga tokia. Kas čia per daiktas. Wow. Wow, jūs pasižiūrėkit, chebra. Ta prasme, aš tikrai nesitikėjau rasti čia tiek daug visko. Wow. Žurnalai. Telikai. Wow. O, koksai kabinetas gražus.
čia visiškai, nu kaip visiškai, ne visiškai, bet čia skaneris. Skaneris, chemija. Dokumentai, nuotraukos, kasos knyga. Viskas lygia, viskas pamesta, va taip va tiesiog. Kasos knyga, tu pirmi metai. Wow. Kiek čia rakandų, pavaduotojos kabinetas buvęs. Diskai. Flopikas. Archyvai. Aš nelabai noriu tenai prie šitų langų mojuotis, nes ten gyvena žmonės. Jo, ir kalba jie tenai. Reikėtų eiti lauk iš šito korpuso, nes bet čia buvo belė kaip gerai. Čia buvo fantastika, tiek daug išlikusios autentikos, tiek daug išlikusių daiktų. Wow, žiūrėkite, tas telikas. Bet šitas va archyvas, kas čia buvo, žiūrėkit kokios duris. Metalinės, su grotom, pasižiūrėkit, ką jie čia saugoja. Su kokiom grotom, iš visų pusių grotos, ne tik iš šitos pusės grotos, bet iš visų. Čia tas seifas, ką jie čia tam seife laikė. Žiūrėkit, kokia istorija. Wow. Wow. Neįtikėtinai. Aš lauke girdžiu balsus. Visiškai tenai netoli už manęs. Wow. Wow, kiek čia visko. Jūs jau gauni. Tenai už manęs žmonių balsai. Tenai buvo. Gali būt, kad tuoj prisistatys, nes aš šiek tiek triukšmo čia sukėliau. Iš tenai atėjom, tenai ir einam. Nu va. Vienas pastatas aplankytas, bet taip sušalau, taip rankos šala, ten tiek daug drėgmės. Labai šalta. Tai aš tik tai vieną dalį apėjau, o dar tenai pastatas, tenai. Čia pastatas, į šitą įlysim, o tenai už žmonės vaiduokliauja, tai nežinau kaip su tuo bus. Bet šitą va pilnai apėjom ir labai faina, nes buvo labai daug ką pamatyti. Praktiškai, išnešta. Išnešta tikrai nemažai dalykų iš jo, bet vis dar taip pat yra daug išlikusios autentikos. Tai tas yra faina ir tas yra labai smagu, nes pamatėm. Wow, labai smagu. O va ten va tas namas, kur sakiau gyvenamas, tai tenai ir tie žmonės vaikščiojo iš tos pastato pusės. Tai tos pusės mums reikėtų privengti, nesvarbu, kad mes čia taip atrodom reprezentatyviai, kaip kad žmonės suprantantis, ką jie čia veikia ir ką jie čia daro, bet vis tiek
Visi vaiduokliausi papildomai aš prie jų. Dabar bandysiu lysti į šitą pastatą. Čia per duris ir apeisiu. 1, 2, 3, 5 aukštai. Pasivaikščiosim, čia pasižiūrėsim. Smaguris. Labai gerai, šiaip labai džiaugiuosi. Teko nemažai kilometrų įvynioti dėl šito objekto. Bet labai džiaugiuosi, kad čia atvažiavom. Fantastika, fantastika. Bandau eiti aplinkui, kadangi neradau tenai jokio įėjimo. Ar neteks lysti man čia per langą? Tikėtina. Lendam per langą. Žiauriai nepatogu. Sveiki. Labai tamsu. Matosi? Matosi. Kas čia likę? Nu čia jau prastesnė kondicija tikrai. Tikrai prasta kondicija. Labai daug drėgmės iš karto jaučiasi, bet viskas apipelyje, bet čia nieko ir nelikė, viskas išdaužyti, išnešta. Geras. Tikėjausi, kad čia šiek tiek kitokia bus pastato kokybė ir būklė. Opa. Kokio dydžio slėdas, žiūrėkit. Šatrį. Čia lygumai slėdas. Šiek tiek palaikytas jau. Čia dar daugiau slėdžių. Oho, visas slėdžių kabinetas su batais, žiūrėkit. Wow. Ką čia kamuolys? Šilumos mazgas. Dar kažkas. Wow, čia toliau tęsiasi. Kokio dydžio čia tas pastatas, hebra. Opa. Šito rastas čia nesitikėjau visiškai. Wow. Wow. Kai gerumo kašio salė. Žiūrėkit. Wow. Aš negaliu patikėti, kad čia dar išlikusi tokių daiktų yra hebra. Dujokaukiai. Literaliai dujokaukiai. Šit. Normaliai. Kažkas tenai vaikšto aplinkui iš šitų stiklų. Kosmosas. Įmečiau keletą trapakėlių lengvai, aišku, labai nenorėjau triukšmauti, šiek tiek sukėliau garsą, bet nieko baisaus, niekas gal neišgirdo. Bet wow. Šiaip tai, kai pagalvoju, tai labai gaila. Nes, čia jau šitas kampas tuoj susprogs visas. Ir tokios patalpos tiesiog yra pamirštas. Tiesiog jos paliktos griūt ir merdėt.
O kažkada čia buvo tiek judesio. Varom toliau, palipsim į kitus aukštus, pasižiūrėsim, ką galima pamatyti, ką galima surasti. Bet po kol kas tai čia tikrai vertas apžiūros objektas. Wow. Patys matot, viskas jau pradeda byrėti. Visur pelėsis, visur byrančios plytos. Aš nesuprantu, kas čia per aukštas. Žiūrėkit, čia yra kolona, nešančioji atraminė. Kaip čia vaikščioti reikėdavo. Ir čia visur tik. Prikolas, o čia jau atidaryta. Čia ant stogo išėjimas, ten jau nieko nėra. Toks vat vaizdelis. Ten ežeras, ten tas kitas pastatas apleistas. Bet jau į jį tai tikrai aš nežinau, ar aš jį papulsiu, nes jis labai jau ten ant akių visiems. Pabandysim. Apeisim, bent jau tikrai pasižiūrėsim. Nepateksim, tai nepateksim. Čia jau patekom. Jau čia visai nemažai vaizdų pamatėm. Čia chebrytė gyvendavo, tenai eidavo mokytis. Tenai aktų salė, čia sporto salė buvo. Viskas, užlipom. Paskutinis aukštas. Paskutinis bendrabučio aukštas. Ir vaizdelis yra identiškas. Nieko nelikė, viskas išnešta. Leidžias dabar žemyn. Bandysim praeiti kitur, o po to dar pasikelsiu droną, noriu apskristi, pasižiūrėti visą teritoriją, kaip čia atrodo iš aukščiau. Nes teritorija milžiniška. Pastatų 3, kaip minimum, bent jau kuriuos aš mačiau. Dabar bandome įplauk. Lendam pro savo kamurkę, pro kurią atėjom. Nepamenu, kur mes čia įlipam. Ne čia, o čia. Iš čia atėjom. Oi, kaip čia šilta. Kaip gerai. Toks pastačiuks. Einu tenai dar apeisiu aplinkui. Aš darau prielaidą, kad čia dar tikrai ne pirmas. Kad čia dar tikrai rasim daugiau apleistų dalykų. Nes tikrai turėjo būti ir stadionas. Na dabar galbūt jau stadionas yra naudojamas vietinių žmonių. Arba nebūtinai. Arba nebūtinai. Žiūrėkit. Wow, tokioj vietai, šalia ežero. Visa infrastruktūra buvo, Kašio lauko aikštelė. Čia kažkas tai buvo, betonas išlietas. O čia va tas trečias pastatas. Aš jį apeisiu. Aš jį einu apeisiu. Susitiksiu vietinius, susitiks. Koks skirtumas, niekas čia blogo neturiu. Ar ne? Tik vaikštam. Ten tas kitas pastas. Ten mokykla, čia kitas pastas. Čia buvęs bendrabutis, sporto salė. Čia per vidurį, aš nežinau, čia pamatai kažkokie išlieti. Neįsivaizduoju, kas čia tokio. Bet čia naujai daroma kažkas. Atėjau iš tos pusės, pakol kas čia praėjau tik tiek. Pakol kas neradau įėjimo, bet čia visur vat žmonės tenai va dirba. Ten jeigu matot už eglių. Čia ta šūlė. Ten tas barakiuks. Einu apeisiu, toliau pasižiūrėsiu. Ką čia pamatysim. Čia žmonės gyvena. Atrenovuotas, sutvarkytas gražus pastatas. Čia kažkoks dvariuks.
Langai padaužyti, bet viduje irgi yra, matau, kažkas dar biškį vos išlikė. Ant kelias užkabintas ant durų, neįeisim. Nu tai panašu, kad bičiuliai į šitą pastatą tai mes neįlysim. Nes jis užkaltas. O, čia šuns. Ai, neįsiu prie šuns. Čia panašu į apleistą dvarą. Einam pasižiūrėsim. Ha, dar ir dvaras apleistas šalia. Gelbėkit mane. Gelbėkit mane parašyta. Okei. Įdomu. Gal jį galima įeiti. Bet čia visur žmonės gyvena. Čia visur aplinkui šiek tiek keista. Šiaip tai labai keista, visiškai makabriška aplinka, nes aplinkui visur gyvena žmonės. Visur aplinkui gyvena žmonės. O, bet tačiau čia pusė to miestelio apleista. Nu gerai, ne pusė to miestelio, bet nu, wow. Crazy. Žygiuoju, pasikelsiu droną. Pasikelsiu droną, noriu dar labai apskristi, pasižiūrėti. Gali būt, kad dar pamatysim kažkokių apleistų griaučių pastatų vaiduoklių. Wow. Labai patiko. Bet, ką aš galiu pasakyti, čia visur eini ir aš jaučiu stiprų tręšiamų laukų kvapą. Net nosis, mano nosis buvo šiandieną dar ryte užgulus. Susitvarkė bičiuliai. Viskas puikiai susitvarkė. Pasikeliam dabar droną, apskrisim. Taigi, bičiuliai, nusiėmiau šalmą, nusiėmiau liemenę, kadangi apskridau dronų aplinkui ir neberadau daugiau apleistų tokių panašių pastatų, tad man jų nebereikės. Reziumuojant šitą vietą, labai patiko mokykla, kadangi pamačiau labai nemažai autentiškų išlikusių dalykų. Bendrabutis kaip bendrabutis, apart tos sporto salės su keletą krepšinio kamuolių. Tai labai fainas objektas, tikrai labai patiko. O jūs, jeigu pasižiūrėjote iki galo, paspauskit laiką, pasidalinkit su kitais artimais bičiuliais, palikit komentarą, jeigu žinot daugiau tokių apleistų vietų, į kurias būtų verta atvažiuoti. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksim po savaitės, bičiuliai. Iki!